Sveiki, mylimieji, gerbėmieji. Kas širdelę nuramins, kieno širdelė nerami. Kol dėstau, dar padėkosiu jum už dėmesį ir širdeles, ir komentarus. Ir skaitau dabar. Jeigu jūsų širdelė ramiai pasiųskit draugui, tegu jis ir pasidomi. Tai krūva pinigų. Jūs gal nerimaujat, kur vėluoja jūsų pavedimas, jūsų atlyginimas, jūsų kažkas tokio, kas surišta su pinigais. Gal jums nepavyksta parduoti kažkokio daikto. Gal jums tikrai vėluoja kažkokie atlyginimai ir jūs ėmėt nerimaut, tai jau nebereikia nerimaut. Jūsų pinigai tekini bėga pas jūs. Tiesiog, dar kažkur gal užkliuvo, gal prikliuvo, gal nesuveikė koks serveris, bet jie hop, jau artėja link jūsų. Jums nereikės daugiau nerimaut, jūs labai greitai juos gausit. Jūsų širdelė nerimauja, tai jau iš karto matosi. Nes jūs kažkaip užstrigot tose mintyse, nes kardai tai mintys. Ir negalit apie nieką daugiau galvot. Tai jūsų širdį nuramins tai, kad jūs rasit apie ką galvot ir daugiau. Pasirodo, kad jūs dar turėsit ir planų, ir linksmų naujienų, ir visokių naujienų. Ir tai, tos mintys, kur jūs buvot užstrigę, visiškai pasislinks. Jūs vakare nustebsit, kad nė karto nepagalvojot apie tą savo, liūdesį, nerimą. Stebėkit, tai bus įdomu. Puiki korta. Jūsų širdį visai nuramins, jūs visai nurimsit. Gal jūs išeisit į gamtą, gal jūs pamatysit kokius nors gamtos paveikslus, peizažus. Jūs greičiausiai išeikit į lauką ir jūs nuramins oras. Bet tai čia galiu tik iš savo pozicijos galvot. Bet tai, kad jūsų širdis visai nurims, kad ji gaus atsakymą, kad ji gaus palaiminimą, kad ji, viskas išsispręs tokiu puikiu būdu, jūsų pasaulis taip jumis pasirūpins, kad tai bus neįtikėtina. Jum ateina puikios žinios, tokio puikumo, kad jūs net neįsivaizduojat, kad viskas išsispręs geriau, negu jūs įsivaizdavot. Čia mes puikią kortą atvertėm, tikrai.